Ar tu ieškai adrenalino ar kaip laiką praleisti su draugais per Halloweeną? Šiandien mes lankomės Dead Town siaubo parke. Papasakosime jums, kodėl tai yra kita jūsų išvykos vieta. Taigi, parkas susideda iš 5 pagrindinių kambarių. Skerdykla. Joje pamatysite, kaip susidorojo su nusikaltėliais, kurie atvyko į Dead Towną. Beprotnamis. Šiuose namuose vis dar po begalės metų girdisi visų šviesiausiųjų protų aimanos. Taigi, mes esame psichiatriniai ligoniniai, bet būkite atsargus. Šios erdvės dar nepaliko visi jos praeiti pacientai. Atvykome į Drakulos namus. Tos Drakulos, kuris siurbia kraują. Bet būkite atsargus. Jūs čia ne vieni. Ir baisiausia iš visų – pragaras. Tai pačio šėtono namai, kur galėsite pamatyti jo žiauriausiai nukankintas aukas ir jo pavaldinius. Visą šią teritoriją supa beveik 2 kilometrų miško takas, kuriame galiu prižadėti, kad tikrai sutiksite šiurpių netikėtumų. Na, o chill zonoje galite rasti, kur pailsėti, pasėdėti ir pasidalinti su kitais įspūdžiais. Na, tai šiandien kalbam su parko įkūrėjais. Na, tai kaip sugalvojot sukurti parką? Kaip sugalvojom? Aš tai sapnuoju. O jeigu rimtai, tai idėja gal kilo iš to, kad Amerikoje labai populiaru Halloweeną švęsti yra ir tas ateina ko gero ir Europą, ir Lietuvą. Tai pažiūrėjom, kaip Amerikoje žmonės švenčia. Sakom, reikia kažko ir Lietuvai panašus. Kaip jūsų komandos veikia ir kaip jūs pasiskirstat darbus? Nu, su komanda tai reikia šis metais padirbėti iš tikrųjų, nes personalas dvigubai didesnis yra negu praeitais metais. Tai turim 80 realiai animatorių, kurie dirba praktiškai kokių 60-65 gal kiekvieną dieną dirbančių yra. Ir tokių keletas, kas keičiasi, nes ne visada visi gali. Nes pagrindiniai jaunimas dirba, yra personalo vadovai, kurie viską prižiūri. Ir taip ir pasiskirstam, o su Algirdu tai tiesiog gesinam gaisrus, kas lūžta, kas kur nutrunka. O kas sugalvojo kostiumus ir jų visas dekoracijas? Sapnai. Sapno vardas gal Dominika jau būtų geriausiai. Ne, turim žmogų, kuris yra atsakingas už visą grimą, už aprangas, tai irgi yra iš kolektyvo. Nepaslapti žmona mano. Ir jai buvo žodis tą patikėta, kad sužiūrėt kostiumus visus ir Na, tai kas šiais metais naujo? Šiais metais naujo yra labai daug.
Pernai, ką turėjom, tai turėjom tik tai vieną dvasių mišką, šiemet turim jau 2, kuris yra antrasis, dvigubai didesnis negu pirmasis. Tai principė beveik 2 kilometrai aplink, vien tik tai dvasių miško su įvairiais šviesų ir garso efektais. Na, o kokios vietos dažniausiai lankomos? Raganos namas tikriausiai gal tas, kur tikrai pridėta daug rankų, yra daug instaliacijų. Raganą ne vieną turim, 2 turim. Mėgsta jos ten vaikų pirštukus puode virt. Troškinys pastoviai visą laiką garuojantis. O kas dar iš naujienų, iš grafičių, visokių piešimų? Iš piešinių tai šiemet turėjom realiai 3 menininkus, tai buvo Kšištofas su Karliu, kurie, nors sakau tikrai drąsiai, kad europinio lygio grafiti meistrai yra, tai atėjo iš piešiniai, kur ant sienų matosi paukštis, moliūgas, čia logotipo mūsų, dar maždaug apie 15 piešinių plius, tai yra jų piešti, tai iš tikrųjų labai sunku yra piešti didelių formatų, tai čia reikėjo ir visur pastolių, žodžiu. Tai čia labai rimtas projektas buvo šitam kartui paruošti ir turėjom dar vieną dailininkę Sereną. Pečiunaitytė, man atrodo, gerai pavardę atsimenu, tai jinai piešė pastatų viduj visur freskas ant sienų, kur yra visi iš siaubo filmų, visi herojai, tai jų virš 60 turim. Taigi, tai buvo Dead Town, tikiuosi su jumis susitikti mirusiųjų miestelyje.